Labas vakaras, Lietuvoje 16 valandų, LNK eteryje metas žinioms. Studijoje dirbo Rolandas Vilkončius ir kviečiu žiūrėti. Lietuvoje minima Laisvės gynėjų diena. Šiais metais Laisvės premija įvertinti kunigo Sasnausko nuopelnai nepriklausomybei ir demokratijai. Pati laisvė yra didžioji premija. Pernai Lietuvoje pieno kaina augo bene labiausiai Europos Sąjungoje 11%. Jau dabar už sviestą mokame ir 3 eurus. Ekspertai sako, kad ir šie metai nieko gero nežada. Minimali alga pakils šiais metais 12% ir tai skatins maisto produktų kainų augimą. Po tulžingos rusų reakcijos prezidentas Nausėda sako, kad Donelaičio muziejus su Rusijos kultūra neturėjo absoliučiai nieko bendro ir niekada nieko neturės. O anot Grybauskaitės rusai negrasinti nemoka. Nebijome. Tų grasinimų senai nebijome. Neeilinis ir tragiškas gaisras Čekijoje. Liepsnoms apėmus restoraną žuvo 6 žmonės, dar 8 sužeisti, 6 iš jų sunkiai. Lietuvoje minima sausio 13 Laisvės gynėjų diena, Seime įteikta ir Laisvės premija. Ji šiemet skirta Lietuvos neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyviui, publicistui, buvusiam politiniam kaliniui kunigui Juliui Sasnauskui. Rodo Eglė Račkauskaitė. Ačiū už laisvę, ačiū už laisvę. Simbolinis neužmirštuolės su tokiais žodžiais